Ir šiandieną bus video, kas yra mano telefone ir stengsiuos kuo greičiau, tai va. Tai mano telefonas yra Samsung Galaxy Core Prime, jį labai myliu, dar metus jo neturiu, tik dabar nebežinau kiek, greitai jau jam bus 1 metas, kaip aš jam šeimininkė. Tai jo, ir aprodysiu, ką turiu telefone, bet yra didelių pliusų, yra didelių minusų, gaila nebus aprodymo, tai va. Tai jo, galime pradėti. Tai pirmas dalykas, tai pradėkime nuo to. Tai yra telefonas. Telefonas yra, kai yra, pavyzdžiui, klaviatūra, tu gali belė kokį numerį įsivesti. Tai va, vienu žodžiu. Ir žurnalai yra, tu gali sužinoti, kas tau skambino, kada tu jam skambinai, kada jis į tau žinutę rašė, kada tu žinutę rašė jam. Nu tai va, ir parankiniai yra, kurie tu pasižymė žvaigždute. Adresatus, tai va, susisiekime dažnai, aš tipo susisiekiu su šitais kažkodėl. Dažnai. Ir adresatai, tai yra mano visi adresatai. Tai va. Jo, adresatai, tai jau tas pats pasikartoja. Žinutės yra, kai tu susirašinėji. Tai jo, internetas tai yra, nežinau kaip jums dabar parodyti, neįmanoma dabar neleidžia. Galerija tai yra visos tavo nuotraukos įrašytos ir taip toliau, pavyzdžiui, aš jau iš Facebook kažkodėl nusifotkinau. Derinukai. Oi, atsiprašau. Fotoaparatas, tai jūs dabar pamatysit mane. Ir tu gali nufotkinti arba filmuoti. Vaizdo įrašas, tai va, mobizė. Sveiki visi. Ir šiandieną bus video. Jo, darykite. Laikrodis, aš dabar šitą ištrinsiu. Laikrodis yra signalas, tai gali savo žadintuvą nustatyti, pasaulio laikas, tai gali, pavyzdžiui, pasižiūrėti, kiek kitose šalyse yra laiko. Chronometras čia labiau sportininkams atstatyti. Ir laikmatis, pavyzdžiui, už 1 sekundės tau laikas baigėsi. Zipliner yra kalendorius, šiandien pas Lietuvoje yra vasario 19 diena. Elektroninis paštas, tai nerodysiu geriau, nes tai yra privatu. Nustatymai yra tokie dalykėliai. Gali tu persidaryti viską, programų tvarkyklę, gali ištrinti visas programas, kurios tau nereikalingos, taip toliau. Tai jo. Skaičiuoklė, tai kas kažin nėra skaičiuoklė? Skaičiuoklė tai yra, kaip gali, pavyzdžiui, suskaičiuoti kažką, ką tu nežinai, pavyzdžiui, 56 × 52 yra 2912. Labai daug. Užrašas, tai čia galiu užsirašyti, pavyzdžiui, kad tu neužmirštum, arba kaip aš žaidžiu Sims 4 ir aš noriu prisiminti čytus, tai aš visą laiką rašydavau čia, bet kažkodėl aš teiniu. Diktofonas, tai tu gali įrašyti balsą. Tai jo. Mano failai yra garso, ten pavyzdžiui kažkas. Vaizdai, tai jo. Vaizdo įrašai. Ir tie 3 aš net nežinau. Galaxy Apps šito nebežinau, aš Mail nebendinau, bet negalima, Chrome irgi negalima, Google Plus irgi negalima. Šitų nežinau, YouTube visi žinot, kas yra, nes aš jau filmuoju video per YouTube. Ir jūs einate per YouTube mane žiūrėti. Va, bet man šitas sėkmingai.
Čia tai jokie gabelis eina savo, galiu prisižvengti beveik tiek. Nepirk donos. O ją nupizdint. Arba dar kitas dalykas. Jo, tai va, čia tas video žiūrėjau. Ir atkartoti gyvūnų balsą. Nu, liūtė. Nežinau. Nu, liūtė. Nežinau. Čia būna panašai kažkokie truputį pjaunama. O, bulvytės free receptas. Yra gerųjų riebalų šaltinis avokadas. Receptas bulvytės free su padažu sveikai. Rekipė. Rekaip. Nežinau, kaip čia pasakyti. Google yra... Gal visi žinot? Kaip ir YouTube. Tai pavyzdžiui, Klaipėdos Akropolis. Mes ieškokim, kaip atrodo Klaipėdos Akropolis. Klaipėdoje Forum Cinemas PVZ. Nekreipkite dėmesį tą dalyką. O, kokia yra Robinzono Kruzo sala. Alvinas ir burandukai. Kokie dar yra šlovėti. Robinzono Kruzo sala. Normos lokys iš šiaurės. Tai Play parduotuvė yra dalykas, kuris gali siųstis programas, kaip pavyzdžiui mes siunčiame žaidimus ir viską, ką mums reikia, pavyzdžiui, Geometry Dash, Light, pavyzdžiui, man reikia parsisiųsti ir taip toliau. Ir prieikime prie atsiųstų programų, nežinau, kodėl šitas yra čia. Čia. Redaguoti biškį reikia ir tu lendi čia. Nes tikrai aš tave šiandien laikysiu. Oi, Piano Tiles 2 yra dalykas. Tai yra ne dalykas, o žaidimas, kur tu gali mokintis ten groti su pianinu ir taip toliau. Simfonijai, pavyzdžiui, Bet šitą labai greitą dainą. Ir kodėl tu mane turi visada smaišyti? Pavyzdžiui, iki vienos žvaigždutės aš pamėginsiu. Arba iki 2. Nepavyko, tai iš vieno bandymo kol kas. Jo, ir mes einam lauk iš programos. Ir yra kita programa. Ir kodėl jūs mane turit matyti? Nerodė. Tai yra kita programa Insta Square Size. Insta Square Size yra, tu pavyzdžiui gali... Pavyzdžiui, šitus 3. Ir tu gali, pavyzdžiui, aš darau per Facebooką su jais cover. Cover tai aš vėliau paaiškinsiu, kas yra. Arba taip galima susidėlioti, belia kaip galima vienu žodžiu susidėlioti programą. Man geriausiai tai gal būtų netinkama. Taip, ne taip. Arba dar taip. Kažkas tokiais. Bet tikrai netokie. Kaip dabar mes matome. Gali, pavyzdžiui, background uždėti belia kokį ten
Speisti spaisę, tu galiu padaryti, kad jie va tik vos matytųsi. Mums reikia, kad jie nors biški matytųsi. Ir jie bus apvalūs, kaip nežinau kas. Tekstai, tai čia bus Facebook parašau. Ir uždedu spalvą. Ir parašau nesąmonės. Ir mes dar galim uždėti stikerius. Tai stikerius, pavyzdžiui, mes uždėkim iš head. Ir head bus toks. Pavyzdžiui, uždėkim šitam sklandančiui ereliui. Ir išsaugom. Kita programa yra Retrika. Dabar mane vėl pamatysite kaip ir per foniką. Vienu žodžiu, jo. Retrika tai yra, kai aš darausi savo selfie tokias gražias. Ir jo. Tai jo. Jo, jūs dabar pamatėte mane. Labai jaukinga. Ir mes einam lauk iš programos. Yra Facebook, tai Facebook yra vis, gali susidraugauti su savo draugais ir taip toliau. Jo. O, tai mums merginoms prašė, hello, sorry, kad vakar neatsisveikinau, nes FB užstrigo. Like, nemiegi. Kom, kada atsibudot? Aš atsibudau 9 valandą. Aš parašysiu 9:12. Jo, toliau yra Messenger. Messenger yra prie Facebook'o susirašinėjimai, arba mes dar sutrumpiškai vadiname PM. Tai jo, Instagram yra kaip Facebook'as. Pavyzdžiui, aš dabar nueisiu pas save. Jo, esu įsikėlus tokį dalyką. Nieko neįdomu aš. O dabar. Jo. Vienu žodžiu, Instagram yra kaip... Einam lauk iš programos, yra TV3 Play. Tai TV3 Play yra, kur tu gali ten viską pasižiūrėti, pavyzdžiui, per TV3 Play. Aš tai žiūriu Moteris meluoja geriau ir Rezidentus. Nes aš Moteris meluoja geriau praleidavau serijas ir aš galiu peržiūrėti. Tu gali visus serialus peržiūrėti, ką rodo per TV3. Tikrai ką rodo. Ne, va dabar man čia tai reikia. Na, aš aišku dabar nežiūrėsiu. Ir Mobizen, tai nežinau ką pasakyti, tai aš dabar galima filmuoti savo ekraną ir fotografuoti savo ekraną. Tai jo, ir toks buvo mano video. Jeigu jums patiko, nepamirškite ant šio video paspausti like, pasubscribinti mano kanalą ir komentuoti, ką dar man padaryti, nes aš tikrai nesugalvoju. Vienintelis žmogus man yra manęs vieno dalyko paklausęs. Tai ir aš jam atsakiau. Tai yra Lapasakėtis, jis man parašė. Tai va, iki.